Sveiki visi, dar kartą čia Neoplis Gamer. Šiandien darysim snaigę. Jam reikės 19 formų. Štai tokių. Ir dabar parodysiu, kaip jas pasigaminti. Paimam 12 magnetų. Jos galim paprasčiausiai sujungti. Padaryti tokį ir tiesiog sujungi viskas. Labai paprasta. Tokių mums reikės 19, kadangi pas mane turiu netiek daug magnetų, taigi aš išardysiu šitą, kad netempt laiko, tai sustabdau trumpam video ir to jos grįšiu. Tai va, pasidarom šitas figūras ir dabar tiesiog jas reikia visas sujungti į vieną, kas bus gan sunkoka kai kuriomis vietomis. Pavyzdžiui, va, vėl dabar ką tik beveik buvo pavykę, bet, reiškia, reikės man šitą figūrą padaryti per naują. Greit gausiu dar 400 šitų magnetų, taip kad nereikės man sustabdyti video ir jį vėl paleis per naują, sugriovus originalią figūrą, kurią aš rodau video pradžioje. Ir pasidarom tokią figūrą. Ir toliau iš šitas pusės lipdom toliau. Sunkiausia vieta tai būna, kai reikia čia prilipdyti. Tada reikia žinot, nes labai greit išsiarda. Šįkart pavyko. Ir toliau visus sulipinami vieną krūvą. Kaip sakiau, praeitam video žaisiu visokius geimus, pradedant, manau, nuo League of Legends, tęsiant su kokiu nors Minecraftu ir toliau Slenderis ir visokie panašus geimai. Taipogi žaisiu žaidimus, kuriuos rašysit į komentarus. Pasiūlykit, pabandysiu, pažaisiu. Dabar čia kažkas man nelabai gaunasi. Gavosi kažkas tokio. Aišku, galima dar pridėti į šitas vietas. Ir štai prašom, snaigi. Ir manau, jau kitas video bus, jį kelsiu YouTube labai greitai. Ir į kitą video.